Ir visa ta disciplina yra ne daryti sunkiai, bet pasirūpinti, kad aš vis atsirašiau toje vietoje, kur reikia. Jeigu svajonė tavęs negazdina, tai kokia ten svajonė? Vedamas smalsumo tą darau, tada noriu atiduoti ne tik 100%, bet visą tą dar kiek lieka, visi likučiai. Tada atsikeliu su mintim, kaip tą darysiu, einu miegot, kaip tą darysiu, laisvą dieną apie tai galvoju. Ir tada tavas būna toks kaip ir sveikas apsėdimas. Aš pati, taip dabar besiklausydama, prasukau galvoje visus savo turėtus klientus ir pokalbius ir sesijas su klientais ir daugelis tikrai ateina su tuo tikslu, kad man dabar reikia pakeisti darbą. Per daug stengiamės jau gauti rezultatą iš pat pradžių, kai tiesiog reikia pradėti nuo to etapo, kur viskas keista, nepažįstama, nepatogu, bet reikia kuo daugiau tų nepatogumų visokių patirti, tiesiog pabandant. Pasistrateguoti iš anksto, pasiplanuoti, kiek laiko aš tam galiu paskirti, kiek laiko aš galiu paskirti tiem bandymam, pabandyti išlaviruoti tas abi veiklas vienu metu. Po kiekvienos patirties aš gaunu vis daugiau duomenų, ką aš galiu gerinti. Liktais moterim lengviau yra keisti karjerą, nes vyras galbūt finansiškai stipresnis ir toj sferai padės. Kaip tau, būnant vyrui, buvo su šita dalim, kada keitei karjerą, ar nesijaučia, kad vyras turi kaip tik, žinai, didesnį spaudimą? Kažkur nenueinu, kur nepatogu, aš nematysiu dar vienos galimybės, kaip išsijudinti. Tai labas Ieva, labas Mantai. Fainai, kad šiandien prie mūsų prisijungiai, tai aš gal pristatysiu mūsų podcastą. Tai šiandien esi pirmasis mūsų svečias šito podcast'o ir šito podcast'o esmė ir misija tai turbūt padėti žmonėm, kurie yra karjeros kryžkeliai, kada yra šiek tiek pasimetę, kada ištinka identiteto krizė, kada tu nežinai, ką tu toliau nori veikti gyvenime arba galbūt tu žinai, kad nori eiti tuo keliu, bet kažkurioje vietoje, žinai, esi užstrigęs. Tai mes šitus podcastus su Ieva kviesimės vis skirtingus pašnekovus, ekspertus, kurie pasidalins savo įžvalgomis ir šiandien norim pakalbinti tave apie tavo karjeros kelią, kaip iš sporto perėjai iki dabar, kur dabar esi. Tai gal Ieva šiek tiek perduodu žodį tau, kad šiek tiek žiūrovam pristatytum Mantą. Tai šiandien sakėm su Mantu irgi pašnekėsim, tai kaip atrodo apskritai gyvenimas, kai baigėsi ta olimpinė karjera, kaip tavo gyvenimas klostėsi, iš esmės būnant profesionaliu slidininku, 3 kartų olimpiečių, ką darei tada ir kaip atsidūrei ten, kur dabar esi, tai kaip atrodė tavo irgi karjeros visas pokytis, kiek buvo sudėtinga, o galbūt lengva ta nauja kelionė, ką mūsų klausytojai irgi gali pasisemti kaip įkvėpimą iš tavęs, ką gali išmokti ir norėsim irgi išgirsti tavo istoriją, tai ką visgi reiškia palikti profesionalų sportą, atrasti save iš naujo ir susikurti naują save. Tai labai norėsim irgi pasikalbėti apie skirtingus dalykus tai, ir turbūt paliesti tai, ką sportas apskritai gyvenime gali duoti, nes mes dabar daug irgi kalbam apie tai, kad sportas yra ne tik tai fiziniam kūnui, bet ir psichologiniai sveikatai, tai tikrai, kad irgi tai yra svarbi tema mūsų klausytojam. Tai kalbėsim šiandien apie tą drąsą keistis, daryti pokytį ir kiek tas sportas gali padėti gyvenime. Kaip tu pats save pristatytum žmonėm, kurie tavęs dar nepažįsta? Tai yra laba diena visų pirma. Ačiū ir malonu, kad nepakvietėt, o į klausimą, kaip pasakyti, kaip aš save pristatyčiau. Aš esu žmogus, kuris padeda sudėtingus procesus ir dalykus padaryti lengviau ir paprasčiau. Ir manau, tai darau, nes iš prigimties esu tinginys, kuris daro tik tiek, kiek būtina, kad padaryt norimą rezultatą. Ir tai mane motyvuoja, nes kartais, kai turiu papildomų resursų, kyla naujų idėjų ir surandu, kur tą energiją panaudoti. Tai principe, šiaip, jeigu grįžtant prie to viso pristatymo ir karjeros pakeitimų, tai man labiausiai patiko jausti pokytį ilgalaikėje perspektyvoje. Ir kai baigiau sportuoti, aš pradėjau nuo to, kad padėdavau žmonėm tiesiog, kaip ir dauguma sportininkų, pradėjęs mokinti kitus kaip sportuoti. Ir supratau, kad mokindamas kitus sportuoti, bėgioti ar su slidėm slidinėti, aš nelabai ką keičiu gyvenime. Ir tada pradėjau galvoti, tai ką jis turėtų padaryti namuose, kad geriau jaustųsi atėjęs. Ir po to supratau, kad galų gale, kai viskas tvarkoja gyvenime, viskas tvarkoja ir per treniruotės.
Ir taip po truputėlį nuėjau prie mentoriaus, vėliau tapau motyvaciniu šnekėtoju ir visai neseniai pradėjau mokyti, tai yra užsimti korporatyviniais mokymais ir konsultuoti kaip verslo konsultantas. Taip vis tą galėsiu papasakoti. O šiaip, man įdomu išgirsti apie jūsų patirtį, nes aš jaučiu, kad tam tikrų kampų mes kaip ir skirtingais metodais atliekam panašią misiją. Tai apie... Tai aš kaip prieš podcastą mes šiek tiek pasikalbėjom, tai irgi keičiau karjerą ir labai panašų, kampą irgi apčiapiau, kad irgi prisidėdavau prie žmonių pokyčių, vesdavau mokymus, kurie keisdavo karjerą, bet supratau, kad man norisi šiek tiek iš giliau, panarplioti tam tikras temas. Ir kažkaip taip atėjo būtent coachingas ir psichologija į mano gyvenimą. Ir labai gerai jaučiuosi, kada irgi prisidedu prie žmonių, pokyčių, nes matau, kad jeigu susitvarko jų sritis karjeros pusėje, tai visai kitaip žmogus ir save pozicionuoja, visai kitaip atranda savo identitetą ir kitos sritis netgi susitvarko. Taip, čia aš dėl šito irgi pastebėjau, kai žmogus atranda aistrą, ką daryti, jam tada net neskauda, nes, pavyzdžiui, paprastai dažnai žmonės per mokymus klausia arba per motyvacinės kalbas, o tai kaip tenais tie sportininkai tą skausmą pakenčia ir ten atrodo, kad jeigu aš olimpietis, tai tas, kur tiesiog per kraują ir prakait viską daro. Ne, aš ieškau ramiai ir jeigu nebūtina, kas skaudėtų, tai neskauda, bet ką aš atradau, kai žmogus daro tai, kas jam gali kelti skausmą, bet tas skausmas nėra vardan nieko, bet tai yra patvirtinimas, kad artėjo link savo tikslo, arba tai yra dar vienas žingsnelis arčiau to, ko siekiu, tai tam tikrą prasme teikia džiaugsmą. Tai pavyzdys, įsivaizduokim, kad dabar mums svaigsta galva, pykina, negera, sukasi ir plaukai šiaušiasi pagaugais. Tai čia smagu ar nelabai smagu? Visai nesmagu. Manau, nerastum žmogaus, kuris sakytų, jo, man patinka tokia būsena. Tai natūrali reakcija, nes mes niekada šitoje būsenoje nieko gero nepatyrėme, prastai yra blogai. Bet jeigu aš esu varžybose ir žinau, kad tai yra vienintelė būsena, kuomet aš galiu perlipti save ir pagerinti savo rezultatą dar porą sekundžių, o tos porą sekundžių keičia viską, ar aš esu tarp prizų ar visiškai kažkur dešimtuke tik tais, tai man yra patvirtinimas, kad turėsiu šiandien labai gerą rezultatą ir ten porą minučių pasikankinti nieko tokio, palyginus su tai, kuo aš galėsiu džiaugtis visą savaitę ar dvi. Šiaip man labai įdomi tema yra disciplina ir labai norėsiu, kad tu šiek tiek šito podcast'o metu pasidalintum, nes aš kaip tik galvau, kad sportininkai kaip tik nėra tinginiai, o jie yra labai disciplinuoti ir ką tik tu šitą šiek tiek paneigiai, tai bus labai irgi įdomu panagrinėti iš giliau, kaip aplamai prieiti tos disciplinos ir jos laikytis. Tai aš manau, visi yra individualūs, tai turbūt yra ir netinginių sportininkų, bet tam tikrą prasme aš taip šaržuoju, kadangi daug padarau, bet stengiuosi savęs jėga nespausti, nes galų gale išmokau, jeigu per tą tokią kietą discipliną darau, tai kažkurį laiką darau iš jėgos ir kai suprantu, kad man tai kainuoja daugiau emociškai skausmo, ir rezultatai, kurios gaunu, dar nėra tokie geri, tai gaunasi aš per daug įdedu ir per mažai gaunu ir tiesiog nutrūksta tai. Ir tada labai sunku motyvuoti. Tai kai išmokau ieškoti būdų, kur tingiai daryti ir kur gaunu daugiau negu įdedu, tada gaunasi, kad tas džiugina ir norisi dar, nes tas vadinamas labai geras, lietuviškai nežinau kaip žodis, dylas, labai geras susitarimas tada. Ir pavyzdžiui, dabar esu praėjusią savaitę po ligos ir taip po truputėlį grįžtu, šiandien ryte meditavau, kelis pratimus padariau ir galvoju, gal jau laikas būtų grįžti prie bėgimo. Bet dar ne visai gerai jaučiuosi, dar man atrodo lyg tai lyja ir taip teoriškai visai legaliai savo galėčiau leisti nebėgioti. Bet galvoju, man tai taigi tiesiog reikia nepabėgioti, bet išeiti su tą aprangą ir pažiūrėti, kaip gaunasi, kad ir 5 minutės bėgti. Išbėgau, nubėgau šiek tiek daugiau, gal 10 minučių gausi, bet principas susitariau su savimi, kad bėgsiu tol, kol bus malonu, kai bus nemalonu grįšiu. Ir visa ta disciplina yra ne daryti sunkiai, bet pasirūpinti, kad aš vis atsirašiau toje vietoje, kur reikia. Ir to išmokau, kai sportavau profesionaliai, nes mes sportuodami, kaip profesionalai, niekada neturėjom treniruočių, psichologiškai. Faktiškai jos buvo treniruotės, bet psichologiškai mes tiesiog turėjom 2 darbo susitikimus. Vienas 10 ryte, ketvirtas vakare.
Taip, darbo sutikimai, nes mums mokėdavo atlyginimo už tai. Tai kai turėjom darbo sutikimus, tiesiog žinojom, kad reikia atsirasti tam tikroje vietoje, paprasčiausiai nusileisti laiptais į lauką, kadangi kokiam viešbutį arba namelį gyvendavom, ir atsinešti atitinkamą aprangą kaip darbo priemonės, o tada pasakydavo, ką ten darysim. Ir kai jau ateidavom, nors ir kojos nelabai eidavo, būdavom visi kartu su visa įranga ir pasakydavo, dabar 2 valandas bėgiosim. Gerai, bėgiosim, tai bėgiosim. Šiaip ką tu pasakoji, man labai primena vieną knygą, kurią skaičiau, Vertybių faktorius, kurioje irgi aprašoma, kad tam tikrus dalykus mums reikia daryti, kurie galbūt mums nelabai patinka, bet kaip prisiversti juos daryti, tai žinoti tą galutinį tikslą, vardan ko mes tuos dalykus darom. Tai... Man labai šitas, taip rezonuoja su sportu ir atrodo labai paprasta. Užsidėjai sportbačius, išėjai su apranga, susitarai su savim, kad 2 minutės ten pabėgsiu ir visi žinom, kad dažniausiai ten bėgi ir 10 ir 15, nes kažkaip po 2. Bet galvoju, kaip tą galima pritaikyti, darant irgi karjeros pokytį, nes man tai irgi sakė, kad tarsi tas skausmo nėra, jeigu žinai, vardan ko darai, tai čia noriu irgi nesutikti, nes tikiu, kad dažnai mes žinom, ko norim, bet vis tiek tas pokytis, vienaip ar kitaip skauda ir kaip tada tos principus mes galim pritaikyti, einant į kažkokį pokytį ir keičiant kažkokius dalykus, žinau, ko noriu, bet man sunku, nes reikės kažkaip keistis ir čia ne apie sportbačių užsidėjimo, apie naujų kompetencijų turbūt įgijimą. Tai pirmą reikia suvokti, kad mes pačios veiklos nebijom ir mums problemų su ta veikla tikrai nėra. Mums yra problemų, kaip mes jaučiamės to veikloje. Okay. Ar tai fizinis, ar emocinis skausmas, tai jeigu su bėgimu, tai kaip užkyla pulsas, kaip jaučiuosi, ir patiriu dar gėdos jausmą, kad aš jaučiuosi nepakankamai fiziškai pasiruošęs, jeigu dar kaip kaimynai mane pamatys, o jeigu dar strava, kas tai stravai pasakys, ir taip toliau. Tai su sportu aš tą išmokau, tiesiog aš neturėjau pasirinkimą, mano tėvai pakankamai anksti mane į tą įvedė. Bet darbe tai lygiai taip pat pajutau. Ir dabar esu, galima sakyti, pusiaukelį, aš kaip ir matau, kur yra mano kryptis karjeroje, bet dar nesu tenais. O taip tarsi koja yra tarp durį, bet į kambarį įeiti negaliu. Ir kadangi aš jau keletą metų užsiemu motyvaciniais pranešimais, tai jau ir jaučiuosi šitame visai neblogai. Ir tai klaidas, kurias padarau, jau auditorija labai retai pamato, nebent tiesiog kiti man pataria, ką gali gerinti. Bet būti kaip konsultantas, kuris veda mokymus, aš dar nesijaučiu tiek užtikrintas. Sako, kad gerai darau, bet viduje dar nejaučiu tos ramybės. Ir kokį tikslą išsikėliau, kad eiti pas kitus kolegas ir gauti dalį, kur aš galiu juos pavaduoti ir gauti tokių 10 patirčių. O tiesiog 10 patirčių nueiti kažkiek pavaduoti. Nes jie visi pakankamai draugiškai sako, jeigu ką, sakyk, mes perimsim. Bet paprastai nereikia, kad perimtų, tiesiog viskas gerai gaunasi ir po kiekvienos patirties aš gaunu vis daugiau duomenų, ką aš galiu gerinti. Ir panalizuoju, ką reikia daryti, o kai panalizuoju, tada man aišku, ką reikia pakeisti kitą kartą. Ir tada tas ciklas kartojasi. Tai pagal tą principą išsikėliau 10, privesti 10 mokymų. Ir po 10 mokymų tada žiūrėsiu jau visai kitomis akimis. Čia gal patarimas klausytojui būtų turbūt žiūrėti į tai kaip tiesiog į patirtį. Gal ne tiek fokusuoti, žinai, kad į galutinį tikslą, kad aš jau ekspertas kažkada jau tuoj būsiu, bet tiesiog žiūrėti į patį procesą kaip į patirtį ir ką galiu turbūt iš to išsinešti, ar ne? Gal netgi, labai teisingai, nes ta disciplina paprastai būna painima, kad kai pradžioje pradedu daryti, aš turiu gauti rezultatą. O jeigu žiūrėti tą pirmus 10 kartų, žiūrėti kaip į patirtį arba įdirbį, pamatus, paruošti dirvai. Ir kaip mes ten darysim, ne taip svarbu, bet svarbiau apie tai, kokiu mes pamokų gausim. Ir ką sužinosime pačiupinėję per praktiką, ne teoriją, bet praktiką. Ir ta po tų 10 kartų smegenys visai kitaip mato. Bet man atrodo, dar labai sunku atrasti tą sritį ir turbūt daug žmonių, kada keičia kryptį, jie pradžiai net nežino, į kokią sritį eiti. Ir mes gal norėtumėm tave šiek tiek pakalbinti apie tą sporto dalį, kaip tu į sportą nuėjai. Tai visa tavo šeima sportavo, ar ne, ir turbūt automatiškai taip šiek tiek gavosi, kad tave įvedė. Bet ar tu visada galvoji, kad tu būsi sportininkas profesionalus? Ne, aš niekada negalvoju apie tai. Iš tikrųjų, aš pradėjau sportuoti rimčiau būdamas 12 metų ir aš iš tikrųjų pradėjau nuo greitojo čiuožimo.
Ir priežastis, kodėl jau greitai čiuožimą, nes draugas pasakė, kad kiekvieną ketvirtadienį iš Ignalinos jie važiuoja į Kauną, į ledo areną, nes ten tik ledo yra. Ir tai reiškia, kad galėsiu praleisti pamokas ir man niekas dėl to negalės nieko pasakyti. Ir dėl to pradėjau sportuoti ir buvo labai smagus laikas, bet po kažkiek laiko supratau, kad užsidaro keliai ir nėra kur eiti. Pažymiai buvo nekokie ir tada mama sakė, tai tu eik slidinėti, gal tapsi kokį prizininku Lietuvos, genai geri ir galėsi stoti į universitetą tada nemokamai. Ta pradėjau daryti ir supratau, kad mane tai užkabino, įtraukė ir gavosi, kad taip ir pradėjau tą sportą. Bandydamas save realizuoti kažkurioje veikloje, kur netgi tam tikrą prasme neturėjau jokio lūkesčio. Aš pradėjau sportuoti slidinėjimą 16 metų, kaip paprastai dauguma jau būna pabandę ir išeina. O nejautai spaudimą iš šeimos, kad nori susiligiuoti su jais, iškart pasiek geresnių kažkokių rezultatų? Iš šeimos ne, bet gal iš žurnalistų ir aplinkos, nes visada būdavo klausimų. Tai, kaip manai, kaip tau iki tavo mamos rezultatų? Tokie klausimai. Tai atsakydavau, nežinau, prieš 20 metų buvo visiškai kitaip, dar moterų sportai taip pat tam tikri kiti elementai nulemintis rezultatą. Ir daugiau koncentruodavausi tai, ką pats galiu pasiekti. Tai, man atrodo, čia pagrindinis dalykas, kuris greit pamokino, kad jeigu nesilygiuoju atitikti kitų lūkesčius arba savo įvaizdį, bet tiesiog einu ten, kur pačiam įdomu, smalsu, tada tas labai traukia. Ir šitą pastebėjau, kad labai dažnai, kai vedamo smalsumo tą darau, tada noriu atiduoti ne tik 100%, bet visą tą dar kiek lieka, visi likučiai. Ir tada atsikeliu su mintim, kaip tą darysiu, einu miegot, kaip tą darysiu, laisvą dieną apie tai galvoju. Ir tada tavas būna toks kaip ir sveikas apsėdimas ta veikla. Ir kai kalbėjau su kitais, ir netgi kas verslė būna, tai labai panašiai. Daro tą ne dėl pinigų, bet dėl to, kad tiesiog patinka tie visi nepatogus dalykai, kuriuos reikia išgyventi, juos įkrauna tiesiog energetiškai. O net ir pasikrovus energetiškai, žiūri, fainai sportuoju. Buvo momentų, kai norėjai mesti viską ir sakai, kad užtenka. Buvo daug. Būdavo netgi, atsimenu, kelis kartus per sezoną. Ir tie tokie norai mesti, jie tokie netgi reikalingi. Nes tam tikrą prasme, aš nesugalvoju tokį terminą, Fenikso kilpa. Iš esmės, tam tikrame etape, kai aš išaugau, mano kompetencijos pagerėja, aš nebegaliu daugiau augti dėl savo senų įpročių. Ir tada atrodo kažkokia nesąmonė, žinau, ką reikia daryti, bet tai, ką aš galiu, man trukdo. Ir tada norisi viską mesti, paleisti. Ir tada, kai yra toks viduj susitaikymas, kad man to nebereikia, tada atsiranda tokia ramybė ir mintis pradeda dėliotis iš naujo, visiškai kitam naujam taške, tarsi vienu laipteliu aukščiau pakyla. Tam tikrą prasme yra toks leidimas savo sunaikinti, bet svarbiausia nepridaryti nesąmonių realiam pasaulyje. Neišeiti iš darbo, nesugadinti santykius su žmonėmis, su kuriais dirba. O būdavo tokių momentų, kai nesiseka ir tu užsibrėžęs tam tikrus pasiekimus sporte, bet sunkiai sekasi juos pasiekti ir matai, kad nesiseka. Ir ką tada darydavai tokiais momentais? Kai stengiuosi ir nesiseka, ne? Aš manau, gal, šiaip labai įdomu tas stengiuosi, dar paminėsiu, bet jeigu taip tiesiog atsakant į klausimą, tai man atrodo labai padėjo tai, kad aš, kai užsibrėždavau kažką daryti, nepasiduodavau tol, kol neatlieku visų veiksmų, kuriuos susiplanavęs. Ir kai matau, kad jau ten antrame žingsnė iš 10 nepavyks, aš vis tiek darau likusius, sužinoti, o kaip kiti gavosi, nepaisant to, kad 2, 3 nepavyko. Ir tada matau, kad iš 10 6 nepavyko, 4 visai gerai gavosi. Tada po truputėlį mokinuosi, ką galima pagerinti ir vėl kartoju. Tai taip varžybose labiau padėdavo. Ir tas labai padėjo suformuoti tokį požiūrį, kad nors iš pradžio atrodo, kad nesiseka, tai iš tikrųjų mano subjektyvus matymas. Taip nėra. Nes tuo metu atrodo labai daug emocijų ir pats nuvertinu save. Ir po to supratau, kad kadangi tiesiog tiesiau, tai ką dariau, man pasisekė. Ir aišku, sporte visi prie to pripratinti, gyvenime dar geriau. Kai būna labai sunku, tai daugumai atrodo, kad čia nieko nesigaus. Ir man nereikia būti geriausiu, aš tiesiog tiesiog ką darau, tai kurie labai geri, jie atkrenta, nes viską paleidžia, o aš tiesiog išlieku iki galo.
O nėra čia tada orientacija į va, tą kažkokį galutinį tikslą, kad vis tiek nueiti iki kažkurio etapo ir iki galo, nes mes prieš tai kalbėjom, kad va, to procesu tarsi mėgautis ir neturėti to. Ir taip ir ne visai, kad į galutinį nueiti, bet gal padaryti visus žingsnelius. Aš gal sakyčiau, čia daugiau disciplina yra, ar ne? Galima sakyti disciplina, nes disciplina iš tikrųjų yra nedarimas, bet pasirodymas reguliariai. Taip. Tai jeigu disciplina, tarkim, būtų bėgimas visą mėnesį, tai nebūtų bėgti, kažkiek nubėgti, bet būtų kiekvieną dieną išbėgti. 2 minutės, 5 valandą, nesvarbu, bet išbėgti. Tai jeigu dar šnekėjom apie tą stengimasis, tai mano kolega yra vienas Arvydas ir jis yra psichologas ir jisai papasakoja apie pačią žodžio kilmės stengtis. Tai yra sąstingis. Ir kai mes stengiamės, tam tikrą prasme mes įsitempiam ir sustingstam. Ir aišku, jis kalbėjo apie psichologinę prizmę, bet tai man buvo labai įdomu, nes fiziškai yra lygiai tas pats. Niekada nesu apie tai pagalvojęs, Aš bet irgi dabar taip. per tą kampą nesusimaščiau. O aš tai tą iš karto kažkaip labai skaniai priėmiau, nes sporte aš buvau išmokęs. Visada, kai stengiausi pagerinti rezultatą, kas tada nutikdavo, tai kažkaip nesigauna. Tada toks truputį atsipalaiduoja arba jau dzin būna geras rezultatas. Tada supratau, kad reikia atsipalaiduoti, žiūri vėl nieko gero, nes per daug atsipalaidavęs. Tai esmė yra kaip ir dėti pastangas, bet ne iki, kaip pasakyti, gazą spausti ne iki dugno. Kiek procentų to gazą spausti? Čia gal ne gerai. Bet čia, žinai, vienam žmogui bus tiek procentų, kitam žmogui bus kitiek procentų. Taip, subjektyvu. Tai gal pasakykime, procentai turėtų būti ne taip procentais, bet ten, kur yra patogus diskomfortas. Va, čia labai gera tema. Aš irgi gal prie to pritarčiau, kad kada nori išeiti iš komforto zonos, kaip man atrodo, mes per pirmą podcastą kalbėjom, kad truputėlį iš jo išeini, o ne visiškai kraštutinumus kažkokius nueini. Taip, ir čia yra dažnai mūsų tokia žmogiška, jeigu einam ten, kur nepatogu, tai jau reikia eiti visą jėgą. Jo. Bet va čia ir noriu pasakyti, disciplina tai yra tas, kad man nereikia vieną kartą daug išeiti, bet man reikia reguliariai išeiti tą truputėlį ir mano komfortas plečiasi po truputėlį. Bet gerai, gal pakalbam daugiau apie discipliną. Čia aš turiu asmeninę labai tokį interesą. Man atrodo, man labai trūksta disciplinos. Galim sulyginti su išėjimu pabėgiot, galim sulyginti gal su karjeros pokytį, kadangi podcastas daugiau apie karjeros pokytį, tai gal iš tos prizmės. Bet tarkim, žmogus yra karjeros pokyčio kelyje, jis nori iš vienos profesijos pereiti į kitą arba dar net nežino, ką nori veikti gyvenime ir jis daro tą pirmąjį žingsnį ir tada atsitraukia. Kaip nepamesti tos disciplinos ir eiti toliau? Galima pažiūrėti dviem kampais. Ar tas žingsnis pirmas yra logiškas, ar iš vidaus ateina. Nes paprastai, jeigu nėra prasmės, ir dažnai būna, pažiūrėjau, kad ir vakar gavau žinutę, noriu nubėgti maratoną, ar galiu, pusę esu nubėgusi. Sakau, taip, galima, jeigu viskas tikrai galimybės yra. Bet klausimas, o kodėl noriu tą maratoną nubėgti? Šiaip sau, nes mačiau kažkur. Ir jeigu aš nesuvedu, kas kardinaliai mano gyvenimą pasikeičia ir ar verta įdėti pastangų, kad tą pasiekčiau, tada ir kaip ir nėra noro tą daryti. Tai čia lygiai tas pats gali būti su darbu. Pakeisiu, ir galbūt veikla, kuri atrodo gerai, arba atlyginimas geresnis, bet mano širdis nedainuoja dėl to. Tada bus labai sunku. Bet jeigu šitą išsprendėm ir viskas tvarkoja ir dabar tiesiog vieną kartą pabandžiau, nepavyko, tai gali būti tada, kad per daug stengiamės jau gauti rezultatą iš pat pradžių, kai tiesiog reikia vėl į tą etapą, pradėti nuo to etapo, kur viskas keista, nepažįstama, nepatogu, bet reikia kuo daugiau tų nepatogumų visokių patirti, tiesiog pabandant. Tai jeigu nori vesti laidas, tai pradžiai podcastą ateiti, po to kažkam padėti vesti, po to pačiam pabandyti. Mes iškart pradėjom nuo vedimo. Bet čia turbūt man labai, irgi ką tu sakai, disciplina, tai man ne tik apie discipliną turbūt keičiant, bet apie tos, ką Mantas irgi minėjo, mažus žingsnelius ir aš pati, taip dabar irgi besiklausydama prasuku galvoje visus savo turėtus klientus ir pokalbius ir sesijas su klientais ir daugelis tikrai ateina su tuo tikslu, kad man dabar reikia pakeisti darbą. Ir kartais yra lengviau tikrai imti ir išeiti kažkur, nes nauja. Ir daugeliu atveju tikrai kalbam apie tai, kad tai koks yra pirmas mažas žingsnis, kiek aš galiu išeiti iš tos komforto zonos, kiek pasidaryti, kad būtų nepatogu. Tada žiūrėti, koks tas sekantis žingsnis ir turbūt, ką ir Mantas sakė,
pasirodyti ir padaryti mažus kažkokius žingsnelius ir tada susikuria tą discipliną. Arba labai dažnai dar kreipiasi žmonės, kurie iš samdomo darbo nori pradėti dirbti savo arba kurti verslą ir jiems atrodo toksai, viską turiu mest ir iš karto jau atsidaryti ten, nežinau, parduotuvę kažką ir panašiai. Ir mes dažnai konsultuojam, kad po truputėlį tos žingsnis dėlioti ir galbūt netgi abi veiklas vienu metu suderinti. Įdomu, kaip pas tave įvyko tas pokytis taip kardinaliai staigiai, ar tu dengiai, aš kiek girdžiu, turbūt ir dengi, dar abiems sritim dirbi. Dirbu abiems sritim ir taip reikia kartais žengti, bet aš anksčiau, pažiūrėjau, pastebėjau, vienu metu aš buvau pavaduojantis mokytojas Didžiojoje Britanijoje. Tai reiškia, mokykla skambindavo ir kviesdavo į mokyklą. Kartais būdavo šito skambina, ar gali atvykti per pusvalandį? Galiu, atsiunčia adresą ir reikia būti. Tada paduodam mokymo programą ir reikia dalyvauti. Ir esmė tai, kad ta diena buvo pakankamai gerai apmokama. Bet chaotiška, nežinau, kur kiekvieną dieną dirbsiu. Ir buvo su vaikais. Ir vieni vaikai buvo iš mažų miestelių labai geri, labai klausė, patys tiesiog darydavo. Tai tiesiog man dar pasimokindavo iš jų. O didesnėse miestuose jie labai neklausydavo. Iš esmės jie testuodavo mane. Kaip vaikai, manojas mokytis atėjo, tai reikia išbandyti jo ribas. Ir tada paraleliai buvo žmonės, kurie ateidavo sportuoti arba slidinėti. Jie mokėdavo praktiškai už tą valandą beveik tiek pat, kiek dieną mokykloje. Jie buvo motyvuoti, klausė, ką pasakojo, tiesiog jų nebuvo tiek daug. Ir kai pajutau, kad noriu vieną paleisti, pereiti į kitą, tai iš pradžių dariau būdu, bet po to pajutau, kad užsakymų daugėja ir pastebėjau, kad tokia tendencija yra, kai paleidžiu vieną, tai pajamos sumažėja iki 60%. Bet tas būna kokius 3 mėnesius. Po to jis pasiekia vėl tą 100 ir dar daugiau padidėja. Tai būtent tas pavyzdys yra, kai reikia tiesiog daryti abudu ir pajusti, kai įsivažiuoja ir tam tikrų metu pajusti, kad išaugo iš savo marškinėlių ir judėti. O apie tą discipliną, kaip ten turėti, gal paprastesnis palyginimas, disciplina gali būti kaip vasara. Ji yra, tiesiog mes išeinam ją mėgautis per vasarą, ar mes tiesiog praleidžiam visą laiką kažkur kambarį, darbe, užsidarę ir eina ir praeina. Tai jos nesukursim, jinai tiesiog yra. Tiesiog mes su jie santykių po truputėlį sukuriam. Čia tikiuosi ne per daug filosofiškai. Gili mintis, gili. Nes vieniem patinka vasara, kitiem nepatinka. Kažkas kambarį su kondicionierium labiau mėgsta vasarą mėgautis, bet turbūt ir su disciplina labai geras tas požiūrio kampas, kad tai yra ne apie pačią discipliną, bet apie mūsų santykį su jie ir kas mum yra disciplina, nes turbūt mum visiems 3 disciplina skirtingus dalykus irgi reikštų ir mes skirtingą lygį jos norėtume turėti. Bet noriu šiek tiek irgi grįžti prie to, ką sakai, kad veiklas 2 vystant ir po truputį kažkurios mažinant, ateina tas etapas, kai sumažėja tos pajamos ir čia turbūt bent jau iš mano klientų, tai turbūt yra vienas sudėtingiausių tų klausimų žmogui priimti tai, kad jeigu aš keisiu, tai man tada finansiškai irgi bus skausminga. Ką šitoj vietoj iš savo patirties galėtum irgi kitiem patarti, kaip pasiruošti, arba gal neįmanoma pasiruošti? Pasiruošti, tai tas skausmas bus, jo išvengti nepavyks, bet žinot, kaip tas žengimas man asocijuojasi kažkas tokio kaip užtikrintas žingsnis. Tai tas užtikrintas žingsnis, pastebėjau, yra su slidėm, pavyzdžiui. Su slidėmis kaip yra. Jeigu aš stoviu ant vienos slidės ir ant kitos, tai aš nestoviu ant vienos, ant kitos. Kažkur per vidurį. Ir jos slysta iš po manęs. Bet kai užtikrintai stoviu ant vienos, jinai mane neša. Ir lygiai tas pats, pavyzdžiui, santykiuose, netgi kai yra poros. Tai jeigu esu santykiuose ir ten santykių pradžioje ir bendrauju su keletą žmonių, tai aš neturiu jokių santykių, tokie paviršutiniški. Bet kai nusprendžiu įsipareigoti, tada aš einu gilį ir turiu santykius, kurie praturtina mane. Bet jeigu visada neapsisprendžiu, tada ir lieku taip kabantis. Bet jeigu žengiu, yra tam tikras skausmas, nepatogumas, kuris po to grįžta. Tai kalbant apie pinigus, jeigu tas nepatogumas yra, tai man labai padeda pagalvoti, o ką aš prarasiu nebandęs. Iš kito kampo. Iš esmės, nes aš jaučiu, ką prarandu, bet kai pradedu savo sakyti, gerai, tai būk šitame patogume ir tada žiūrėk, jeigu taip netiduosi save 100%, ką tu prarasi.
Ir kai matau kokią perspektyvą ir ką aš galiu prarasti, tada atsiranda daugiau jėgų žengti užtikrintai ir jau tą daryti. Truputėlį toks iškreiptas mąstymas. Aš gal iš savo patirties pasidalinsiu, kad turbūt svarbu suvokti, kad tame nepatogume reikia išbūti. Ir tas turbūt yra sudėtingiausia, nes mes labai norime staigaus to gero pokyčio. Va čia ir dabar viskas pasikeičia ir čia viskas yra tvarkoj. Ir reikia turbūt suvokti, kad tą laikotarpį tiesiog reikės išbūti ir tam laikotarpiui turbūt reikia pasistrateguoti iš anksto, pasiplanuoti, kiek laiko aš tam galiu paskirti, kiek laiko aš galiu paskirti tiem bandymam ir pabandyti išlaviruoti tas abi veiklas vienu metu, kad nebūtų taip skausminga. Tai labai teisingai, aš tik dar noriu papildyti, kad va tas nepatogumas, jisai patogumas ar nepatogumas, tai ir nuo mūsų pačių, kaip mes kokią kepurę uždedam, tokią ir turim. Ir jeigu tai yra nepatogu, kodėl, kad nežinau, todėl, kad pajamos sumažėjo, nu taip, nepatogu. Bet jeigu aš nusprendžiu, kad tą daryti ir ten metų laikotarpį, tai galų galėtas niekas nepasikeičia ir tą žiūriu laikotarpį, kai galiu mokintis, tai man gali būti patogu. Ir aš tą pastebėjau iš kūno perspektyvos, kadangi sporte man lygiai tas pats. Ir žmonėm kitiem pastebėjau. Jeigu kalniuką užbėgti, tai reikia užbėgti greitai. Jeigu su dviračiu užminti, tai iš jėgos. Užminti, viskas. Baigta. Bet ką daryti, kai nuvažiuoju į Italiją ir tas kalnas tęsiasi 7 kilometrus. Iš jėgos šoku, uždūstu ir po to vis tiek kažkaip reikia daryti. Tai jeigu aš tam tikrą prasme sustaikau, kad jis tas bus ir kada pasibaigs nežinau, tai netgi atsiranda malonumas į tą kalną lipti, kuris yra nepatogus. Tai lygiai taip pat šitame procese, kai yra tas nepatogumas, jeigu aš sustaikau, kad jis gali trukti ilgai, tai ne 3 mėnesius, bet porą metų, ir aš žiūrėsiu ne tai, ką gausiu iš jo, bet galutiniam rezultate, jeigu pavyks. Bet net jeigu ir nieks nepavyks, ką aš iš jo pasimsiu, ką išmoksiu, tai pradeda teikti malonumo. Aišku, kad jis teikia malonumo, tą norime daryti daugiau ir sekasi geriau. Ir kadangi jau palėtėjai santykių temą, tai noriu šiek tiek pasiklausti, kaip tau asmeniškai tas karjeros pokytis, va, ar tu sulaukiai palaikymo iš savo šeimos, antros pusės, kaip santykiuose tas atsiliepia? Santykiuose, galvoju, iš mano antrosios pusės, tai dabartinės sužadėtinės būsimos žmonos, sulaukiau palaikymo, taip daryti, kad eičiau ten, kur iš tikrųjų, kas man patinka. Kad bandyčiau, iš esmės, kad bandyčiau, tai va tas buvo labai gerai. Iš šeimos, tai kadangi mano būtų tėvai sportininkai, brolis taip pat sportininkas, olimpietis irgi, tai jie taip keistai žiūrėjo. Tėtis neutraliai, daryk, ką nori, ten viskas gerai, galima ir taip, galima ir taip. Brolis kaip jaunesnis tai dalindavo patarimus, o mama nerimavo. Labai nerimavo, nes sakė, aš galiu būti geras treneris. Ir kartais buvo sakydavo, man tai pripažink, kad tu galėtum būti geras treneris. Sakau, aš taip pripažįstu, bet noriu būti ir kai kuo kitu, ne tik treneriu. Tai pajutau, kad problema buvo ne tai, kad žmonės kiti ne visiškai palaikė, bet daugiau nerimavo. Ir kai žiūrėjau ne tai, kad į prieštarimus tam tikrus, bet daugiau jų rūpestį per tą nerimą, tada buvo lengviau sutvarkytis ir tiesiog buvo lengviau išbūti tame ir nesitikėti, kad būtinai kažkas padės, o jeigu padės, tai tarsi dovana yra. Ir dabar bešnekėdamas pagalvojau, kad aš tą išmokau sporte, nes būdavo, kai kažką darau, ir kažkokią metodiką naują pradedu taikyti, tai jinai neatsiranda, neduoda rezultatų per porą mėnesių, po kokių 9 mėnesių. Ir gaunasi tada per varžybas, jeigu viskas sukrinta, dar pavyks įrodyti, kad tai pasiteisino. Ir paprastai būna, kai kažkas naujo, nebūtinai kažkas palaiko. Iki tol, kol pradeda duoti rezultatus. Ir tada būdavo, kad man tai čia darai nesąmonės, ką čia savo susigalvojai. Ir aš tada turiu tęsti, tęsiu ir po kažkiek laiko, kai pavyksta, tada pasirodo visi džiaugiasi. Tai žinau, tiesiog išmokau, kad tam tikrame etape reikia išbūti ir net tie patys, kurie nerimauja, jie galų gale, kai pavyks, arba jau kai pasibaigs etapas, jie ateis pasveikinti. O kokį patarimą duotum žmogui, kuris galbūt neturi tos sportinės patirties
Ir jo tas pirmasis yra pokytis ir jis iš aplinkos sulaukia tokių klausimų, kam tau čia dabar reikia, taigi turėjai gerą darbą, ką čia sugalvojai, kaip jam susigyvent su tuo nerimu. Šiaip tavo labai geras buvo tas požiūrio kampas, kad priimti žmonių nerimą kaip rūpestį, bet kartais kai kuriem tai būna gana sudėtinga padaryti. Tai vat kokį patarimą duotum? Manau, būtų įsivertinti vertes, nes iš esmės taip geras atlyginimas, karjeros galimybės, sakykime, ne? Ir jeigu paprastai kas nerimauja, mama, tėtis, mama daugiau, tėtis galbūt mažiau parodo. Gal antra pusė, pavyzdžiui, visiškai nepalaiko. Taip, gali būti antra pusė. Tai iš tos aplinkos. Tai iš esmės, jeigu nerimauja, įsiaiškinti, dėl ko nerimauja, tiesiog pasišnekėti arba padėti tam žmogui padėti suprasti nerimą arba nerimo kilmę ir tada papasakoti, o kaip aš jaučiuosi. Taip, pinigai, tarkim, pakankamai geri, karjeros perspektyvos kaip ir ten, bet aš jaučiuosi ten negyvas. Aš jaučiuosi, kad einu tiesiog kaip į lažą. Ir jeigu jaučiuosi kaip einu lažą, tai aš noriu daryti tai, kas mane džiugina, kur esu laisvas. Ir taip gali būti kurį laiką nepatogu, finansinė prasme, bet aš noriu pabandyti. Ir jeigu mes sakom, kad tiesiog norim pabandyti ir pasipasakojam, kaip laikomės, tai didesnė tikimybė, kad tie žmonės supras. Galbūt jie sakys, kad gerai, tu čia protingai elgiesi, bet bent jau atlieps tą, kad man sunku. Aš dar norėčiau paliesti tą temą. Lietuva vis tiek dar yra šiek tiek tokių stereotipų ir lygtais moterim lengviau yra keisti karjerą, nes vyras galbūt finansiškai stipresnis ir toj sferai padės. Kaip tau, būnant vyrui, buvo su šita dalim, kada keitei karjerą, ar nesijaučia, kad vyras turi kaip tik, žinai, didesnį spaudimą šitoj vietoj? Jaučiasi, gal tik tais čia daugiau tas spaudimas yra, galima sakyti, iš aplinkos, bet iš tikrųjų viduj. Nes ta aplinka tai yra, kaip mes ją suvokiame ir mes patys tą spaudimą susikuriam. Ir bent jau aš ką jaučiu, tai kaip vyras, tai aš turiu parnešti mėsos ant stalo. Už pinigus pasirūpinti viskuo. Ir koks aš vyras, aš jeigu to nepasirūpinu. Arba koks aš vyras, jeigu dar uždirbsiu mažiau negu antroji pusė. Čia viskas taip galvoje susidėlioja. Bet klausimas, tai koks aš vyras, jeigu aš būsiu nepatenkintas viskuo. Ir man klius viskas ir erzinsiu. Ar aš tikrai noriu būti toksai. Ir kai daugiau tų dalykų susidėlioja ant stalo, kuriuos aš noriu parnešti namo, tai matau, kad tai yra taip tie svarbus. Bet kai pamatau verčių, kad su kitais galiu tvarkytis ir kad jūs galiu pagerinti, tada tas įkvepia. Tai kaip su šituo tvarkytis, iš tikrųjų tas nepatogumas, bent jau mano prasme, aš neatradau, kaip lengvai padaryti. Tai nes pastebėjau, kad to nepatogumo reikia ir tas nepatogumas, kai, tarkim, nežinau, ar kitą mėnesį turėsiu už ką paskolą sumokėti, labai suteikia daug energijos atsikelti 5 ryto, kiekvieną rytą, kitą rytą, tada susidėlioti naują veiksmų planą, pasišnekėti su žmonėm, su kuriais kaip ir anksčiau tingėjus išnekėti, išsigryninti, ką galiu daryti ir kažkokį pagreitį sukurti per kelias mėnesius. Tai tam tikrą prasme, vėlgi, nepabijoto nepatogumo, bet pasimti jį kaip savo sąjungininką, nes esu buvęs ir daug kartų tokioje situacijoje, kai viskas gerai. Ir kuo dabar man keltis tą 5 ryto? Gal pamiegoti 7 valandą, mažiau raukšlių bus, keltis tą 7 ryto ir daugiau skirti laiko savo, nes tada gaunasi, ką man reikia tų pinigų ir taip viskas gerai. Tai gaunasi, kartais skaitydu į tą prizmę, kur nepatogu, aš žinau, kad tai yra man yra resursas. O jeigu kalbant apie pinigus, tai čia neturiu jokio logiško paaiškinimo, bet filosofiškai. Iš esmės pastebėjau, kad mes labai dažnai, kaip žmonės, linkę pataupyti galimybės, kurios ateina. Nes jos taip retai ateina, tai jas reikia pataupyti. Ir jeigu aš jas tinkamai neišnaudosiu, tai bus gaila, nes kita nežinau, kada ateis. Bet įdomiausia tai, kad ta galimybė stovi tarsi prieš duris ir kol aš jų netidarau, kita neteina. Tai galima sakyti, kol aš kažkur nenueinu, kur nepatogu, aš nematysiu dar vienos galimybės, kaip išsijudinti. Tai štai vietoj, kaip vyrui pasakyčiau, nestabdyti savęs,
bet daugiau eiti už kampo, pažiūrėti, kas už to kampo, eiti iki kito kampo, pažiūrėti, kas prie to kampo, tada atrasti tas duris, pažiūrėti, kas už tų durų ir judėti, o ne pastrikti tame mąstyme galvojant, o kaip čia dabar bus, o jeigu neisiu ir po to nebus, jeigu man grįžti atgal. Bet aš manau, kad irgi labai svarbus palaikymas šitoj vietoje ir tu dar tokią temą palėtei, kad eiti, kalbėti su žmonėm, ieškoti bendruomenės ar ten mentorių, tai mes irgi savo žiūrovus labai kviečiam jungtis į bendruomenę, kurią kuriam, kur kiekvieną mėnesį žmonės ateina ir pasidalina savo istoriją, kaip jie keitė karjerą, nes būti bendruomenė ir turėti tą palaikymą yra labai, labai svarbu. Taip, aš su palaikymu gal tik tais, jis absoliučiai reikalingas, mes esam tokie rūšis, mes nesam kokie ten, katinai, kurie vieni gyventumėm. Taip, mums reikia palaikymo, bet reikia ir paklausti savęs, ar aš nesu visiškai priklausomas vien tik nuo kitų palaikymo, nes reikia ir kartais pamaitinti, ir atsigauti, ir ištiesti nugarą, nes tikrai su kitais žmonėm, kurie nori, kurie daro, tiesiog net ir mintis veikia kitaip, bet reikia ir savyje turėti, kad nebūtume tiesiog priklausomi, o tai man nepaskambino, o dabar atsišaukė susitikimas, dabar ne taip gerai pakėlė nuotaiką, tai aš taip ir nieko nedarysiu. Ir čia man šiek tiek dar netgi su vyriška savybė siejasi, kad kartais reikia iš savęs inicijuoti, kai net nežinau, kad ar pavyks ar nepavyks, bet reikia eiti nežinomybę ir to nežinomybę tada žiūrėti, kaip ten viskas dėliojasi. Jo, bet kaip išlaviruoti tarp tos nežinomybės ir to vidinės ramybės? Vidinė ramybė tai yra tada, kai aš susitaikau, kad blogiausiu scenarijum aš išgyvensiu. Skamba labai banaliai, bet aš ir tą išmokau varžybose. Kaip, pavyzdžiui, buvo sunkiausia apginti. Laimėti pirmą čempionatą nebuvo sunku, bet buvo sunkiausia laimėti antrą. Nes kas vyksta? Kai reikia laimėti antrą, tada jau reikia ginti titulą. Kas yra jau turi kažkokį lūkestį. Taip, turi lūkestį. Ir kai susitaikau ir pasidaro man dzin, ar aš ten būsiu pirmas, ar trečias, ar penktas, aš tada vėl einu į tą būseną, kur aš tiesiog mėgaujuosi ir realizuoju savo potencialą. Ir tada vėl laimiu. Tai šitoj vietoj vėl, kad savo neužsidėti kažkokio reikalavimo, bet tiesiog lengvai eiti. Man tai buvo lengvas tavo karjeros kaip sportininko, tas pabaigimas. Kaip prie to apskritai priėjai? Ar čia buvo kažkaip netikėtai, ar jau judėjai link to, ir kiek tame to neužtikrintumo buvo? Man atrodo, čia kažkokia kaip kankinė ir psichologinių traumų terpė. Nes iš esmės gyvenimas paruoštas yra viena kryptimi eiti, bet kartais sportą taip keista būna, kaip ir visi šneka apie tai, kaip reikia pasiruošti, bet niekas nešneka, kas bus toliau. Toks tarsi savaime kažkaip. Visą gyvenimą taip ir eisi į priekį. Taip ir eisi. Kol galų galia tenka susimastyti ir to kelio nepavyksta matyti, ir tada bent jau man tai buvo labai sunku. Ir man buvo labai sunku būti tiesiog žmogum, vidutinioku, kai žinau, kad aš dabar savaitgalį galiu nuvažiuoti į čempionatą, laimėti jį ir vėl būti šaunuolis ir kietas ir vėl visų gerbiamas ir mėgstamas. Ir reikėjo kartais netgi savo pasakyti, kad ne, aš nevažiuosiu iš tas varžybos, nors kviečia, sako tik atvažiuok, aš žinau, kad važiuosiu gerai seksis. Čia toks vidinis dialogas su savo ego, ar ne? Taip. Ir tada turėjau klausti savęs, tai gerai, ilgalaikė perspektyva, jeigu iš to laimėsiu tau kažką keičia, ne. Bet jeigu dabar aš naisiu kažkur į kažkokius mokymus arba dalyvausiu kažkokiam renginį, kur gal man ir nepavyks ir pasijausiu kaip visiškas nevykėlis, ar čia pajudėsiu kažkur savo ilgalaikį perspektyvoje? Taip. Ir tada renkuosi eiti ten, kur nepatogu. Tai sustvarkė viskas taip per 5 metus. Ir jau pajutau, kad nebetraukia tas varžybas. Ir nebesinori būti tam tuo sportininku. Nes tam tikrą prasme mano vienas tas identitetas kaip sportininko, jis niekur nedingo, bet buvo laikas pradėti augintis ir kitas savybės. Bet tu, pavyzdžiui, ruošeisi tą, nes, turbūt daugelis sportininkų netgi karjeros pike turbūt pagalvoja, kad kažkada baigsis ta karjera, ar ne? Ar ruošeisi, ar turėjai atsarginį planą? Tokio kaip ir neturėjau. O kaip ir studijavau, galvojau, bet paprastai kyla labai daug fantazijų iš tikrųjų, kad bus geriau. Kažkaip, kai nepatogu, tai kažkas susitvarkys, taip viskas labai gerai. Savaime. Taip, kad vis tiek aš sportininkas, tai vertins, kadangi savybės geros, tai čia man darbo rinkoje tai tiesiog ištiestom rankom lauksiu, po to žiūri tą CV ir sako, nelabai suprantam, kur čia tave padėti. Ir
įsivaizdavau, kad ruošiuosi, bet ne, iš tikrųjų nesiruošiau pagal faktą. Tai manau, kad reikia mažiau galvoti, ką išmokau, kad mažiau galvoti ir mažiau strateguoti, bet daugiau kažkokių praktikų surinkti. Tai jeigu su kažkuo bendrauti ir taip įsivažiuoti, tai daug lengviau. Tai mano brolis jaunesnis, jisai taip pat baigė ir kankinosi apie metus, tik tais aš jam padėjau ir jisai pats turėjo ratą, kurį palaikė. Tai jis tapo testuotoju IT įmonėje, bet nuo to laiko, kai baigė sportuoti ir tapo testuotoju, kažkur praėjo 9 mėnesiai. Greitai. Tai, bet iki to laiko jis kaip ir sportavo ir važinėjo mokymus, ir rašė laiškus, eiti į pokalbius. Ir 9 mėnesiai, kol galų gale pakvietė į pirmą darbo pokalbį. Tai buvo, aišku, jo darbas, bet ir sėkmė, nes iš tikrųjų tuomet ėmė tiesiog testuotojus, kurių reikia. Ten pabuvo, po to pradirbo metus, jau išėjo dirbti kaip skyriaus vadovas 15 minučių, ne 15 minučių, bet walk 15. Ir gaunasi jis po truputėlį, tai per 3 metus ir įsivažiavo. Ir dabar taip pat ir sportuoja ir naujoje srityje. Labai geri pavyzdžiai, kad tai nėra 2 mėnesių reikalas, nes turbūt apie IT kalbant irgi buvo tas bumas, kad visiems reikia programuotojų ir IT yra tas sritis, kur didelius pinigus moka ir visi masiškai puolė persikvalifikuoti, eiti kursus. Ir daug tokio nusivylimo buvo, kad aš čia 3 mėnesius pasimokiau ir niekam manęs nereikia. Tai man labai fainai girdėti, kad tas iš tikrųjų realistiškai užtrunka ilgiau ir tam reikia irgi nusiteikti ir pasiruošti, kad tai nebus ta greita sėkmė. Ir reikės gal net ir turint tų kompetencijų kažkokių kitų jas parduoti ir įrodyti, kad galiu kažką būti naudingas. Taip, ir čia gal vėl grįžtam prie tos prasmės ir dainuojančios širdies. Tai jeigu man tas patinka, tas etapas aš mėgausiu tą kalniuką lipti, bėgti arba būti testuotoju, programuotoju, ir aš pabūsiu ilgiau negu didžioji masė, tai tikėtina, kad aš ir pateksiu tenais. Tiesiog man reikia pabūti ilgiau, įdėti pastangų daugiau. Ir va čia tas, kad tą galėčiau padaryti daugiau, aš turiu tą mėgti. Ir va čia esminis dalykas. Aš galiu taip jėgą tą padaryti. Ir aš pažįstu žmonių, kur jėgą padarė. Ir kariuomeniai buvo, po to tapo bankininkais, nes atlyginimas geresnis. Tik tais nematau džiaugsmo gyvenime. Ir vis tiek kreipėsi į mane ir ieškojo, o ką dabar daryti, kaip tą džiaugsmą surasti. Aš manau, čia ir yra turbūt sėkmės ta formulė, kada žmonės pasirenka sritį pagal tai, kur širdis dainuoja, arba eina, kas populiaru, nes čia IT, čia visi gerai uždirba ir taip toliau. Bet grįžtant prie tavo temos, kada pas tave buvo jau tas lūžis, kad viskas, jau nebenoriu, nebegaliu sportuoti, nes man, pavyzdžiui, išeiti iš verslo buvo pakankamai sunku priimti tą sprendimą ir jisai taip užtruko turbūt 1 metų. Įdomu, kaip tavo situacijai viskas buvo. Kada reikėtų priimti jau tą sprendimą? Priimti sprendimą, kai gerai sportą pasakysiu. Paprastai sportą gal mano lygio, tam lygio, kur jau tenka važiuoti olimpinės žaidynės, aš manau, netgi tam tikrą prasme labai aišku, nes kai dalyvauju vienose olimpinės žaidynėse, aš klausiu savęs, ar aš ruošiuosi kitom, kurios po 4 metų. Jo, 4 metai daug. Taip, ir aš ruošiuosi arba ne. Tai jeigu ruošiuosi, tai ruošiuosi, ir po to vis tarsi kontraktas tas su savimi atsinaujina. Aišku, kažkas gali nutikti pusiaukelėje, bet paprastai taip prastebėjau sportininkas ir yra. Ir po olimpinių žaidynių visada būna toks gana stipri banga, kada nukrenta daug patyrusių sportininkų. Ir tai yra tendencija dėl to. Tai aš lygiai toks pat buvau, kur tiesiog įsikėliau tikslą dalyvauti, aišku, atiduoti savo dalį, po to kai kuriuose varžybose irgi dalyvauti ir dar gali būti sezonas po to toks kaip atvėsimo, kur kaip ir nesistengiu, nieko intensyviai nedarau, bet įdirbis iš anksčiau dar leidžia tą padaryti. Tai kada tas sprendimas ateina, kai aš po svarbių projektų ar kažko aš nebematau savęs, kaip sakant, nebejaučiu energijos ir aistros vėl į tą įsitraukti. Ir čia nuskambės labai filosofiškai, bet jeigu aš nejaučiu aistros tam veiklai, kurią darau, tai aš tiesiog švaistau savo gyvenimą, savo laiką, o tą laiką galiu paskirti dalykam, kuriuose galbūt nesu geras, jų neišmanau, bet man jie suteikia džiaugsmą ir norą įsikelti ryte.
Bet aš tikrai turiu irgi ne vieną pavyzdį savam rate, kur su žmonėm kalbant, kad reikia keisti ir sako, be pigu, bet tai, ką noriu daryti, aš iš to nepragyvensiu, arba ten netokios algos, netokie pinigai ir tada, kai mes dedam tarsi užtikrinti tą gyvenimo lygį, kurio norisi ir klausyti to širdies, tai kaip šitoj vietoj tą kompromisą rasti? Čia gal daugiau toks pokalbis tarp proto racionalaus ir širdies. Nes dažnai man sako, man tai valgyti reikia, kaip tu sakai, irgi paskolą mokėti reikia ir kitus dalykus reikia. Ir kartais ten, kur širdis kviečia, supranti, kad bent jau kažkurį laikotarpį, ką irgi šnekėjom, nežinau, gal metus, 2, kitiem gal net 5, tau reikės kažkaip eiti kompromisą su savim. Reikės į kompromisą. Aš šiaip girdėjau netgi taip, kad mene ir sporte tai yra pačios neefektyviausios veiklos. Nes reikia labai daug įdėti, kad atsipirktų. Aišku, iš mano perspektyvos tai gana paprasta, nes man atsipirko. Bet daugumai tai daug įdėto darbo ir tik tais dalelį pavyko. Tai čia kažkas tokio kaip startuolį pradėti. Tai daug kas bando ir vienetams pavyksta. Tai mūsų gyvenime gal kaip mes netaip žiūrime. Jeigu aš atiduodu save toj vietoje, kur man patinka ir aš jaučiu norą daryti ir tai yra, kaip pasakyti, sužadina geriausias mano žmogiškasias savybės. Jos yra manyje, bet tiesiog jos kažkaip atgimsta. Norisi atsikelti anksčiau, ir norisi maitintis veikiau, ir norisi nueiti miegoti laiku, ir norisi susiplanuoti, norisi kažko atsisakyti, nes matau, kad tai yra prasmingiau savaitgalį kažkur kitur praleisti, pavyzdžiui, ten filmavimuose. Ir tada, jeigu aš tą aistrą pajuntu, tai net ir toj veikloj, kur šiaip pragyventi neįmanoma, tampa įmanoma. Pavyzdžiui, aš kai išvažiavau į Didžiąją Britaniją po 2010 metų krizės ir ten, kai atvažiavau, aš sakiau, kad man patinka slidinėti ir būtų smagu kitus mokinti slidinėti. Ir ten radau klubą. Ir absoliučiai visi sako, susiras darbą, nes čia savaitgalim dalykas, čia iš to negyvensi. Jau nuoširdžiai. Ir tai gerai, susiradau darbą, bet po kažkiek laiko pajutau, kad tų užsakymų, kiek aš galiu mokinti slidinėti, daugėja ir kad man neapsimoka dirbti, man geriau mokinti visą laiką slidinėti. Ir šaly, kur nėra sniego, kur niekam nereikia slidinėjimo, man kažkaip pavyko vieninteliam iš to gyventi ir visai gerai gyventi. Tai vėlgi, jeigu yra meilė tam, meilė tai veiklai, tai žmonės ar verslas labai tą jaučia ir iš to tikrai galima išgyventi. Jeigu to nėra, jeigu žiūrėsim tiesiog taip pragmatiškai, tai tada aplinkiniai bus teisūs. Pakalbėkim, kaip atrasti tą meilę, kaip tu atradai meilę dabartiniai veiklai? Smalsumas. Paprasčiausias smalsumas. Jeigu jaučiu, kad man smalsu, ar galiu ar negaliu, kaip negaliu savo atsakyti, kad negaliu. Nežinau, ar galiu, bet nėra įrodymo, kad negaliu. Aš turiu eiti ir patikrinti. Ir tada, kai einu patikrinti, man tada norisi dar kažką pabandyti. O ką jeigu pakeisiu ir kitaip padarysiu? Pavyzdžiui, vakar buvau mokymuose, daviau užduotę ir tada padariau tokią klaidą, po užduoties nedaviau pasibandyti arba aptarti. Ir taip galvojant savęs, tai man taigi šitą žinojau, kaip aš dabar taip suplanavau. Ir dabar aš laukiu, kada kitą kartą galėsiu eiti ir viską padaryti taip, kaip reikia pagal protokolą. Ir gaunasi, kad tada tas smalsumas veda. Aš kai konsultuoju klientus irgi dažnai jų paklausiu, kuo jūs domitės, ką skaitot, ką žiūrit, kas jūs motyvuoja būtent pasigilinti labiau į tam tikras temas. Ir manau, turbūt čia ir yra atsakymas, kaip surasti tas sritis. Taip, gal toks žodis, reikia ar nori? Va čia savęs paklausti. Ir būna kartais, aš kai konsultuoju, tai būna kartais, kad sako, reikia. Gerai, girdžiu, kad reikia. O ko norim? Žiūri, žmogus nesupranta. Tai aš girdžiu, kad reikia, tai pritariu, o dabar paieškokim, ko, pavyzdžiui, ten Antanas nori. Ir čia jau sunkiau yra. Ir kai paieškom atpažįsti, iš pradžių gėdėsi, tada gerai, nesakingai pafantazuokim. Nereikės nieko daryti, tiesiog rašom viską. Kai pradedam, tada atsiveria viskas ir pradeda dalintis. Ir aš ką pastebėjau šitą vietą žmonėm, bet labai sunku norėti, nes pasijunta taip tarsi, kai pasakysiu, ko nori, tai aš turėsiu atsakyti už savo žodį.
Nes ir su tikslais lygiai tas pats. Kai kurie žmonės tiesiog labai daug pasiekia, bet purtosi tikslų. Ir kodėl? Todėl, kad tikslas jiems atrodo tai prievolė tą įgyveninti. Ir kai mes išmokstam padėlioti tikslus, tada nuo jų atsitraukti ir pažiūrėti, kaip mes jaučiamės, ar jie mus įtraukia, ar norim daugiau daryti, tada darom. Bet jeigu jie mus supratom, kad jie mūsų visai netraukia, tai ir paleidžiam. Bet kaip tą suvoksim tol, kol iš savęs neištrauksim. Aš dar pastebiu, kad žmonės labai nedrįsta svajoti ir atrodo, ką čia tas tikslas, aš jo nepasieksiu, arba koks skirtumas, ko aš čia noriu, čia vis tiek nepasiseks. Tai tiesiog drąsiau svajoti. Taip, tai čia vėl iš tos pačios. Aš netgi tokio sugalvojau svajoti kaip kelti tikslą iki kosmoso. Ką yra tikimybė, kad įgyveninsiu, tai tokia kaip rakto skylutė, mažytė. Ir ten viršui kažkur. Kaip ten sako, jeigu svajonė tavęs negazdina, tai kokia ten svajonė? Taip, bet esmė, kad negazdina ir kažką reikia su to tvarkytis. Tai pastebėjau, kad daug lengviau, ir aš pats darydavau, kai įsikeliu tikslą tokį dvigubą, tas trupinėlis, minimumas, kiek reikia padaryti, kur man yra komfortiškai. Ir tada, kai žinau, kad tą padarysiu, aš neprivalau daugiau daryti. Bet lygiai taip pat pasilieku erdvės, ten kažkur iki lubų, labai aukštai. Ir kas nutinka? Paprastai, kai mes išsikeliam kažkokį tikslą, mes nežinome, ar galėsim gyventi. Ir tada galvom, reikia šiek tiek jį primažinti, nes maža ką. Nes viešai pasakysiu, kad aš iki birželio pabaigos nubėgsiu 50 km. Maža nepasiseks, ar ne? O jeigu nepasiseks, tai gal 20, 30 galėčiau. Gerai, 25, o taip. Nors esu jau nubėgęs tą. Ir taip susimenkinu. Bet jeigu išsikeliu tikslą, kad aš teoriškai, jeigu viskas taip gerai suderėtų, ir mityba, ir išeičiau pabėgioti šito, ir išsimiegočiau, tai gal ir 100 nubėgčiau. Tikimybė, kad tai pavyks, gal 1 iš 100. Bet gerai, tai čia kosmosas. Bet įmanoma. Kosmosas, bet įmanoma. Ir tada išsikeliu kitą saugų. 15. 15 taip galėsiu nubėgti, čia man savaitę pabėgioti, 15 tikrai nubėgsiu, čia dar galėsiu sustoti, kavos išgerti bandelį ir dar namo parbėgti po to. Toks komfortiškas. Ir tada, kai išsikeliu tikslą nuo 15 iki 100. Tai kai aš įgyvenu 100, tada kiekvienas papildomas kilometras yra kaip bonusas. Nes aš jau gyvenau tikslą. Bet kodėl reikia to kosminio? Nes jeigu aš įgyveninu tą minimumą, man reikia žinoti kryptį vardan ko. Ir kartais, retai tai būna, kada visos kortos ir žvaigždės sudera ir zodiakai visi teigiamai sako, kad bus labai gerai mums šiandien. Kartais taip nutinka. Bet tą dieną, kai taip nutinka, jeigu aš neturiu to kosminio plano arba tikslo, aš nežinau, ko siekti. Bet kai aš jį turiu ir žinau, kad šiandien diena, tai aš siekiu to. Tai va, dėl to labai svarbu ir turėti tą saugų, bet lygiai taip pat ir neaprėpiamą, kur tikimybė, kad įgyvendinsiu, yra labai mažytė. Ir tada kažkur tame diapazone, skalėje siekiu. Ir man tai pasakoja, kad konsultuoji žmonės, tai mes irgi kuriam tokią bendruomenę, kurioje yra įvairių sričių specialistų, kurie pagelbėja žmonėm karjeros pokyčio metu. Tai gal galėtum papasakoti, jeigu žmonės kreiptųsi į tave, kuriuose srityse tu konsultuoji ir kaip galėtum jiems pagelbėti, jeigu yra jie kažkokiam pasimetime arba trūksta disciplinos, nežino ką daryti, kaip pasiekti tikslų ar panašiai. Taip, tai paprastai mane kreipiasi žmonės, kai jie yra nepatenkinti gyvenime kažkuo. Dažniausiai būna su sportu. Tai čia dažniausia priežastis, dėl ko kreipiasi, ir tai yra ta fasadinė priežastis. Mes tada sutvarkom sportą, tai labai gerai, bet galų gale ne sportas problema buvo, bet arba kažkas gyvenime, arba karjeroje. Ir tada reikia paieškoti atsakymų, ką iš tikrųjų nori žmogus daryti, kad jaustųsi, kad gyvena pilną gyvenimą, o ne tai, kad laukia, kol viską atlaikys. Tai tokiais atvejais tiesiog kreipiasi, paprasčiausiai mes pirmą kartą suskambinam bent jau pabendrauti iš viso, kokie lūkesčiai ir ko vienas iš kito norime, ir po to, jeigu noras ir matymas, kad vienas kitam galim padėti, tada tęsim darbą. Tai paprastai žiūriu, kad padeda bent jau žmogui suprasti, įvardinti, ko galima tikėtis ir ko negalima tikėtis. Nes čia vėl kaip su tuo maratonu. Ar
tikrai tas dalykas, ko tu nuoširdžiai nori, tai yra tavo aistra gyvenimo, ar tai tiesiog, kad būtų užsidėta varnelė. Tai jeigu žmogus sutinka, kad tai yra varnelė ir nori suprasti tada, kodėl to varnelį nori užsidėti ir ko iš tikrųjų nori, tada jau yra terpė, kurioje galime dirbti. Čia labai geras pavyzdys, iš tikrųjų, va dabar irgi atsiminiau vieną klientę, kur man reikia keisti darbą. Nu, visiškai, taip kaip su maratonu, reikia nubėgti maratoną, man reikia keisti darbą. Ir turbūt atėjus iki to, kad reikia pradžiai susitvarkyti miego rutiną, buvo žmogui toks pirminis šokas ir atmetimo reakcija, tai kad ne, man reikia darbo, man reikia, kad tu pasakytum, kur man ir kaip susirasti tą darbą ir čia nėra apie miegą. Tai, fainai girdėti, kad ir pas tave dažnai būna tų klientų, kur ateina su viena problema ir tada atrandam visai kitus dalykus ir tada kompleksiškai tą žmogų galim pažiūrėti. Taip, tai čia darbas, sportas, santykiai, viskas apie santykį. Nes galima sakyti, man reikia pasikeisti vyrą arba žmoną. Bet jeigu bėda yra ir mane, aišku, yra visada kompleksiškai, jeigu aš tos problemos nesisprendžiu, aš keičiu, tai tikėtina, kad vėl panašus susirandu, kuris atitinka mano stereotipus ir visas programas. Tai jeigu keisiu darbą, tai aš tiesiog pabėgsiu laikinai ir vėl ateisiu į tą pačią termę ir tas pačios problemos bus, nes atsinešiu save. Tai labai teisingai paminėjai, kad tiesiog pradžiai santykį pasitvarkyti ir po to, jeigu bėda darbas, tai taip, galima tada susirasti geresnį, bet reikia savo geresnę versiją paruošti tam geresniam darbui. Aš irgi kažkaip sakau, kad jeigu pradžiai susitvarkai santykį su savim, tada susitvarko santykiai ir ten su antra pusė, su darbu ir aplamai daug kas keičiasi. Taip, nes čia prie atsakomybės eina, nes jeigu mes numetam atsakomybę, kad tik tais kiti turi keistis, tai tam tikrą prasme patogu, bet mes labai daug prarandam įtakos, ką mes galim pakeisti. Ir lygiai taip pat, jeigu žiūrim, ką aš galiu pakeisti, tai tuomet vis mažiau dalykų mane trikdo ir vis mažiau dalykų man yra nepatogus, nes aš randu būdą, kaip pasidaryti, kad man būtų patogu vis platesniam kontekste. Tai mūsų pokalbis jau eina į pabaigą, tai gal toks klausimas kiekvienas savo, ką atsakysim, ką mes patys išsinešam iš šito pokalbio. Pavyzdžiui, aš išsinešu turbūt tą, kad disciplina nėra kažkas baisaus, nemalonaus arba ko būtinai reikia laikytis ir kad reikia po mažą žingsnelį tiesiog žengti tuos žingsnius ir daugiau būti momente čia ir dabar, ne tiek fokusuotis į patį galutinį tikslą. Aš tai turbūt išsinešu man tą pavyzdį apie tą patį kalną ir savo priminsiu, kad aš bandau dabar į tą 7 km kalną užbėgti, nepasidarius apšilimo ir pasiruošimo, ar noriu pasimėgauti ir vaizdu į tą kalną kopiant ir turbūt mažai žingsneliais atkartu sakai daryti, vietoj to, kad galvoti ir įsivaizduoti tai, kas ten laukia už kito kampo ir kaip sakai, pažiūrėti, kas už vieno kampo, kas už kito, kokias ten duris ir kur langas. O aš išsinešu tai, kad nors tai atrodo, tų slidininkų Lietuvoje nėra daug ir ta patirtis išeiti iš sporto sudėtinga, bet iš tikrųjų tūkstančiai žmonių tą patį išgyvena ir nesu vienas. Ir aš baigiu slidinėjimo karjerą, ar keičiu karjerą karjeroje, tai nesu vienas. Tai visas truputėlį kažkaip nuteikia jaustis netokiam vienišam. Tai ačiū tau, Mantai, už tokį pokalbį. Aš jau jaučiu, kad jau išsiklausinėjom tavęs visko ir jeigu žiūrovams patiko šitas pokalbis, tai kviečiu sekti mūsų kanalą, nes kiekvienas žiūrovas mums yra labai svarbus, nes irgi esam pokyčių pradžioje. Ir aš noriu papildyti, kad reikia kažkaip motyvacijos. Tai jeigu seksite, sekėjų daugės, tai bus patvirtinimas, kad geras podcastas ir jų bus daugiau. Jeigu neseksite, irgi nieko tokio, bet galbūt motyvacijos bus šiek tiek mažiau.